Sveiki! Ačiū, kad susidomėjote, kaip sulieknėti ir kaip atsikratyti diabeto natūraliais būdais, kurie iš tiesų veikia, kurie iš tiesų panaikina esminę problemą, o ne vaistais, o ne kažkokiais neaiškiais milteliais. Tai šiandien aš Jums papasakosiu apie vieną mano klientės istoriją, pavyzdį, ką būtent su ją darėme, jos vardas Sonata, kad ji jau po mėnesio atsisakė visų tablečių, nuo diabeto ir nuo kitų ligų ir kondicijų sveikatoje ir kaip jinai sulieknėjo. Lygiai taip pat šiandien truputėlį pasidalinsiu problematiką, kodėl Sonata nėra vienintelė, kuriai reikėjo ir reikia pagalbos. Ir lygiai taip pat papasakosiu, ką jūs jau šiandien galite pradėti daryti tam, kad savo diabetą, jeigu tokį turite, arba prediabetą, jeigu turite, ką jau šiandien galite daryti, kad jį išsigydytumėte ir lygiai taip pat sulieknėtumėte, nes dažniausiai tie, kas turi diabetą, turi ir antsvorį. Tai visą informaciją galėsite pritaikyti jau patys savo šiandien, nes mano tikslas ir yra pasidalinti ir pavyzdžių, ir problematiką, ir žiniomis, kad jau galėtumėte pradėti imtis veiksmų šiandien. Na, o prieš pradedant labai trumpai, mano vardas Gintarė ir aš esu projekto prekės ženklo Tavo sveikata dalis ir mes Tavo sveikatoje siekiame, kad žmonės sulieknėtų, pagerintų sveikatą, išsigydytų sveikatos problemas ir niuansus, bei pradėtų jaustis geriau be vaistų, be chemijos, o natūraliais būdais, kaip įmanoma lengviau, kaip įmanoma greičiau ir su ilgalaikiais rezultatais. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo iš tiesų problematikos, kodėl Sonata nėra vienintelė, kuriai reikėjo pagalbos ir kokia situacija yra šiandien Lietuvoje ir pasaulyje. Tai pradedant nuo Lietuvos, 2019 metų statistika sako, kad buvo 5% žmonių, kurie turėjo diabetą, bet problema yra tame, kad jau pagal Europos duomenys 2021 metų yra sakoma, kad yra 36% žmonių, kurie iš tiesų turi diabetą, bet nėra jo išsityrę ir jiems nėra nustatytas diabetas. Na ir kita statistika yra iš tiesų labai bauginanti ir vedanti į ten, kur iš tiesų nenorėtume ir neturėtume eiti. 38% suaugusiųjų, čia JAV statistika, bet visada, kas yra JAV, labai dažnai atsispindi ir Europoje, ir Lietuvoje. 38% suaugusiųjų turi prediabetą. Na, o prediabetas yra tokia kondicija, kuri labai dažnai veda į diabetą. Ir prediabetas yra jau pirmieji požymiai, kad galimai atsiras antrojo tipo diabetas, jeigu nebus imtasi tam tikrų veiksmų. Na ir kita labai bauginanti statistika yra, kad 18% paauglių, tai yra žmonės, kurie dar net nėra suaugę, turi prediabetą. Čia vėlgi JAV statistika, nebejoju, Lietuvoje yra labai panaši situacija, nes net jeigu pažiūrėtumėte į grafikėlį, kurį esu čia pridėjusi, tai matom, kad Lietuvoje, čia Lietuvos būtent statistika, diabetą turinčių skaičius tiek suaugusių, tiek vaikų skaičius auga. Na ir čia iš tiesų yra beprotybė, dėl to, kad, pavyzdžiui, Hipokratas buvo toksai labai žymus filosofas, medicinininkas prieš Kristų. Jo užrašuose tokio dalyko kaip diabetas ar panašių požymių turinčių sveikatos niuansų net nebuvo užrašyta. Tai reiškia, kad šiandien taip kaip gyvename, tai nėra normali kondicija turėti antro tipo diabetą, viskas yra atėję iš to, ką valgome ir kokį gyvenimo būdą turime. Na ir dar kita, tokia iš tiesų nemaloni informacija jums yra tai, kad iš tiesų prieš 100 prieš 50 metų tokio dalyko, kaip diabetas, prediabetas žmonėms, kurie neturi 40 metų, tokio dalyko net nebuvo. Diabetas anksčiau buvo apskritai laikomas kaip liga, sveikatos kondicija, kuri ir galimai atsiranda žmonėms, kurie yra virš 40. O tai, kad šiandien jau turime skaičius ir pripažintus atvejus netgi nesuaugusiem paaugliam, tai rodo, kad mes žengėme tikrai neteisingą koją. Ir kad reiktų truputėlį pasiklausyti ir pabandyti kitų būdų, kurie veikia, nes akivaizdu sveikatos sistema nesirūpina teisingai, kad šitie skaičiai mažėtų, nes jie vis didėja. Ir papasakosiu irgi truputėlį, kodėl tai, ką duoda dietologai, tai, ką duoda medicinos atstovai, profesionalai, kuriuos žiūrime kaip į pavyzdį, kodėl jų būdai gydyti diabetą, sulieknėti nėra efektyvūs. Tai pradėkime iš tiesų visą paskaitą, visą seminarą.
Na ir kitas dalykas su tuo labai susijęs, tai kad turbūt žinote, jog antsvoris, nutukimas yra susijęs su diabeto turėjimo kondicija ir lygiai taip pat diabeto turėjimo kondicija susijusi su antsvoriu. Tai yra įrodyta, apie tai per daug neišsiplėsiu, bet noriu pasidalinti Lietuvoje situaciją ir ji yra tokia, kad per 14 metų žmonių turinčių antsvorį ir tie, kurie yra nutukę, procentas auga. Ir pavyzdžiui, 2005 metais buvo truputėlį daugiau negu 50% suaugusių, kurie turi antsvorį arba nutukimą. Tai reiškia, tai yra žmonės, kuriems labai reikia mažinti svorį. Ir 2019 metais šitas skaičius buvo beveik 57%. Atrodytų nedaug, bet faktas tas, kad tai yra daugiau negu pusė suaugusių. Ir problema yra ir tame, kad šis skaičius didėja metai iš metų. Tai iš tiesų reikia imtis tam tikrų priemonių ir labai džiaugiuosi, kad šiandien tas priemonės aš jums galėsiu ir pristatyti. Bet dabar noriu papasakoti truputėlį apie Sonatos situaciją. Jos nuotraukėlę matote ir noriu papasakoti truputėlį apie darbą su ja ir jos rezultatus, kurie man iki pat šiandien gniaužia kvapą, nes negaliu patikėti, kad tai buvo taip paprasta, tai yra taip nesudėtinga tiek man, tiek jai. Ir kad reikėjo tokių nedidelių pokyčių, apie kuriuos dauguma tiesiog nežino, nešneka ir iš to man asmeniškai yra labai labai didelis pyktis. Na ir Sonatos rezultatai yra tokie, kad jau per porą mėnesių ji sulieknėjo 9 kg, kai kam daug, kai kam nedaug. Faktas tas, kad Sonata bandė numesti svorį labai ilgai eilę metų su įvairiais būdais ir mano būdas jai buvo labai priimtinas, jinai jį tęsė. Jinai keičia iš tiesų pačią gyvenseną, o patys rezultatai sveikatos, kas aš manau sveikata yra vis tiek svarbiausia. Ji turi antro tipo diabetą, turi aukštą cholesterolį, kraujospūdį ir po mėnesio darbo su manimi, aš to neskatinau, bet ji dėl to, kad pradėjo jaustis geriau, nustojo gerti visas tabletes ir ji gerdavo jų 24. Tai po mėnesio laiko tik mitybos, nesportavom, nieko kito nedarėm, tiesiog maitinomės pagal planą, bendravom ir taip toliau. Jie atsisakė visų 24 tablečių ir jautėsi puikiai ir sako, aš negaliu patikėti, kad aš jaučiuosi vėl kaip 25. Ir priedo to, jinai turi antro tipo diabetą, kaip ir minėjau, ir jos cukrus sukildavo iki 10-20 punktų, o su mano mityba jos cukrus sukyla iki 6 maksimaliai ir tam nereikia jokių vaistų, visa tai yra tik maistas, tik mityba. Pagerėjo ir kraujospūdis, anksčiau jinai turėdavo 170/120 kraujospūdį, o dabar jisai yra 120/70. Tai yra rodiklis idealus, rekomenduojamas visiems žmonėms. Ir kas fainiausia, kad dar priedo to jos cholesterolis sumažėjo nuo 12 iki 3, čia blogasis cholesterolis. Ir visa tai yra tik mityba, visa tai yra tik planas, priežiūra, bendravimas ir kiti niuansai, kas lemia Sonatos sėkmę ir aš papasakosiu apie tuos elementus ir kaip juos galite pasiekti, bet realiai labai labai džiaugiuosi Sonata ir yra begalė kitų klientų, kurie irgi turėjo lygiai tokius pat ir turi tokius pat rezultatus kaip Sonata. Tai Sonata nėra vienkartinis atvejis, bet tiesiog pasirinkau šiandien apie ją pakalbėti. Kalbant apie apskritai lieknėjimą, kur buvo ir Sonatos prieš tai klaida, prieš pradedant darbą su manim ir kur yra daugumos kitų žmonių problema, tai kad dažniausiai norėdami sulieknėti, jie pasirenka tiesiog kažkokį tai mitybos specialistą, nežinau, dietologą ir taip toliau, ir jie gauna planą. Jie jo laikosi, kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai, planas atsibosta, neįvyksta jokių pokyčių, planas baigėsi, svoris priauga. Ir kodėl tai yra problema? Ir su pačia Sonata, kai bendravome, sako Gintarė, aš visą gyvenimą pirkau mitybos planus, pas įvairius ten specialistus, dietologus ir taip toliau. Sako, aš tau galėčiau parduoti, nes aš jau turiu krūvą tų mitybos planų ir nei vienas neveikia, o mano būdas jai suveikia. Ir tai yra dėl to, kad aš pati asmeniškai, kaip žmogus, kuris padeda žmonėms sulieknėti, pagerinti sveikatą, suprantu, kad visa lieknėjimo kelionė ir jos ilgalaikė sėkmė neateina tik iš plano. Labai svarbu yra turėti tinkamas žinias,
kas veikia, kas neveikia, apie jas truputėlį papasakosiu. Lygiai taip pat reikia plano, ką valgyti, ko nevalgyti, ką daryti, ko nedaryti, bet taip pat be proto svarbu yra įpročiai, nes įprotis yra tas dalykas, kas po to jau lemia sėkmę arba nesėkmę, tai yra ar svoris atauga ar netauga. Labai svarbu yra kontrolė arba dar kitaip atskaitomybė savo arba kažkokiam kitam žmogui. Labai svarbu yra požiūris, kas yra viskas susijęs su mityba, nes tai reikalauja kaip gyvensenos pokyčio. Nes jeigu mes žiūrėsime į lieknėjimo fazę tik kaip į gyvenimo etapą, viskas sugrįž. Tai dėl to labai svarbu yra dirbti ir su žmogaus požiūriu, ir lygiai taip pat yra labai svarbu aplinkos įtaka, bendravimas su aplinka, elgimasis tam tikrose situacijose. Ir būtent visi šitie 6 elementai yra tie dalykai, kurie lemia sėkmę į geresnę sveikatą, į ilgalaikį sulieknėjimo rezultatą. Ne tik planas. Planas nepadės. Ir mes visi tai žinom, ir mes daugumą mūsų tai bandžiau ir aš. Ir yra reikalinga apžvelgti visus 6 šiuos aspektus, kas liečia lieknėjimą ir geresnę sveikatą. Tai pirmiausia, kalbant apie planą. Tai planas, jisai yra reikalingas tam, kad nepaslaptis, norint sulieknėti, labai didelė dalis yra kaloringumas, porcijų kiekis, kiti vadina. Ir labai svarbu yra žinoti ir laikytis kiek įmanoma labiau to plano, tam, kad turėtume efektyvius ir greitus rezultatus. Jeigu nesilaikysime plano, mes rezultatą taip pat galime pasiekti, bet jis dažnu atveju bus gal netoks efektyvus, gal netoks greitas. Nes pavyzdžiui, iš mano asmeninės patirties ir lygiai tą patį mačiau ir pas Sonatą, kad suvalgius kažką netinkamo, labai dažnai, tarkim, kad ir ledų porcija, man asmeniškai, suvalgius ledų porciją, reikia nuo 3 iki 5 dienų švarios mitybos tam, kad mano svoris sugrįžtų prieš tai, į prieš tai buvusi. Tai realiai, jeigu mes kasdien suvalgome po kažką netinkamo, pavyzdžiui, ledų porciją, beje, ledus galima pasigaminti ir sveikus, ir tai bus sveika alternatyva, bet aš kalbu apie tuos paprastuosius, kuriuos randame maisto parduotuvėse. Labai svarbu iš tiesų yra nuoseklumas, o nuoseklumą atneša iš tiesų planas, ką valgyti, kaip gaminti, ir to pasiruošimas ir iš tiesų laikymasis. Bet kitas labai svarbus aspektas yra ne tik kaloringumas, bet ir apskritai visi mineralai, amino rūgštys, mineralai, jų įsisavinimas, nes iš tiesų mano filosofija yra tokia, kad geriau yra suvalgyti truputėlį daugiau nesveiko maisto, ne daugiau, bet kad geriau yra suvalgyti kažkiek nesveiko maisto, bet valgyti labai daug ir užtektinai turinčio vitaminų, mineralų ir kitų reikalingų dalykų maisto. Nes tada, kai mes valgome tinkamai, su visų vitaminavimu ir taip toliau, net jeigu mes valgysime kažką blogo, mūsų organizmo tai taip nepaveiks, negu kad mes valgytume daugmaž švariai, bet su nepakankamai mineralų, su nepakankamai vitaminų ir visiškai nevalgytume nieko blogo. Šitas antras variantas iš tiesų yra blogesnis. Tai čia tiesiog paprastai reikia plano ir kol dar įprotis nesusiformavęs, kol dar žinios nėra įsisavintos, pati ir Sonata bandė iš tiesų, sako, Gintarė, aš jau turiu nemažai savaičių, mitybos planu aš pabandysiu pati. Ir tas pabandymas pačiai nebuvo labai sėkmingas, jį grįžo pas mane vėl, sako, aš tikrai turiu daugiau mokintis kartu su tavimi, aš turiu labiau ugdytis įprotį ir tai yra kelias, tai yra normalu, bet sako, aš dar kol kas pabandyti pati negaliu ir aš ir pati asmeniškai bandžiau laikytis tų pačių mitybos planų, ką laikydavus anksčiau, pavyzdžiui, kartu su treneriais ir nepavykdavo ir papasakosiu labai greitai, kodėl tai nepavyksta, darant vienam pačiam, ypač pačioje pradžioje. Tai dabar kitas dalykas, apie ką minėjau, kas yra raktas į sėkmę, tai yra iš tiesų žinios. Tai reikia žinoti, ką daryti, ko nedaryti, ką valgyti, kaip elgtis, kai atsiranda tam tikros kondicijos. Pavyzdžiui, Sonatai, kai tik pradėjome mitybą, buvo labai iš tiesų stiprus smūgis organizmui, jie labai skaudėdavo galvą, būdavo didelis nuovargis ir tai buvo dėl to, kad pokytis buvo žymiai per staigus jai. Ir reikėjo tam tikrų dalykų, kurie padėtų jai įsivažiuoti į visą procesą geriau. Ir kai praėjo savaitės fazę, jai iš tiesų buvo geriau, bet pats faktas, kad kai darote tai be konsultanto,
kuris išmano savo sferą, iš tiesų atsiranda tam tikrų kondicijų ir kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus. Ir net jeigu aš turiu planą, aš vis tiek labai individualiai žiūriu kiekvieną žmogų, kaip jo organizmas reaguoja į tam tikrus produktus, kaip svoris reaguoja ir taip toliau. Tai labai svarbu, ką žinoti ir tokiais atvejais, kai nors ir laikotės plano, bet atsitinka kažkas ne taip. Ar tai alkis, ar tai nuovargis, ar tai galvos skausmas, ar tai vidurių užkietėjimas. Tai labai svarbu yra tinkamas žinių bagažas. Na ir tos žinios, čia truputėlį noriu papasakoti apie Sonatą. Tai kaip ir minėjau, jinai yra antro tipo diabetą turintis žmogus. Ir ji bandė tą diabetą, gerinti, sakykim taip, dietologų pagalba Anglijoje. Ir aš kai pamačiau, jinai manęs klausė, Gintarė, ar galime įtraukti šituos miltelius, ką man išrašė dietologai, ką aš turėčiau gerti kasdien, šituos miltelius man išrašė ir mes galim juos įtraukti į mitybos planą. Aš kai pasižiūrėjau sudėtį, ten buvo 50–60% tiesiog cukrus. Žmogui, kuris serga cukriniu diabetu, dietologai, profesionalai išrašo cukraus, 50% cukraus, žymiai daugiau negu dienos norma, maksimali dienos norma, išrašo tokį produktą. Nieko gyvų jis nepadės, nieko gyvų neišspręs pagrindinės problemos. Išbraukiam iš sąrašo, sakau, mes klauk, visiškai nereikalinga. Ir kitas dalykas apie žinias, tai aš visada kuo labiausiai galite pasitikėti, kas liečia žinias, tai yra jūsų organizmas ir jūsų organizmo stebėjimus pačių akimis. Nes yra daug nuomonių, daug kontroversiškų nuomonių, bet kuo labiausiai esu nusivylusi, tai iš tiesų yra sveikatos sistema, nes mes labai dažnai žiūrime į daktarus, į išsilavinusius, daug metų praleidžiančius prie to mokslo, prie to sferos žmonės. Ir kas baisiausia yra, kad jie tiek laiko praleidžia mokindamėsi apie netinkamus dalykus ir jie neišsprendžia pagrindinių problemų. Ir kai kalbu su daktarais, aš juos gerbiu, ypač tie, kurie atlieka operacijas, bet kas liečia bendrinę mūsų sveikatą, aš jais labai nepasitikiu, labai dažnai kvestionuoju. Dėl ko? Dėl to, kad jie žiūri į savo darbą taip, net jeigu tie daktarai yra labai užsivežę, turi daug aistros savo darbui, mato prasme, jie žiūri į savo darbą kaip į pagalbą žmogui čia ir dabar. Turi problemą, išrašau vaistų, kad čia ir dabar tau būtų geriau. Problema yra tame, kad reikia, kas liečia sveikatą, spręsti problemą, jeigu tai nėra operacija kaip alternatyvus sprendimas, reikia spręsti problemą nuo tada ir nuo tų dalykų, kurie ją iš tiesų ir sukėlė. Ir daktarai labai dažnai tam neturi žinių, nes jų visas žinių bagažas yra kaip išspręsti jau pasiekminę priežastį, pasiekminę situaciją ar simptomą čia ir dabar, bet ne pradinė. Tai čia yra labai didelis niuansas, kas liečia pasitikėjimu daktarais, dietologais ir taip toliau. Dabar kitas dalykas, kas yra sėkmės rato dalis, tai yra kontrolė. Tai ką labai dažnai pastebiu pas save ir kur yra vienas didesnių sunkumų lieknėjant, keičiant gyvenimo būdą, kas liečia mitybą, tai yra kontrolė ir tai yra vidinis dialogas. Labai dažnai kas atsitinka, kai numetame tam tikrą kiekį gramų ar kilogramų, ar kai atsitinka kažkas džiaugsmingo ir taip toliau, mes galvoje labai dažnai pradedame derybas. Aš savyje vadinu, kad gyvena velnias, aš jį vadinu savo velnę Raimondu. Ir kai tik atsitinka bet kas, blogas oras, geras oras, proga švęsti, proga liūdėti, kažkoks pasiekimas, kažkokia pagunda, Raimondas, mano vidinis velnias, visada pradeda darbą. Ir jo darbas yra įtikinti mane pasirinkti tokį maistą ar tokį dalyką, kuris man yra nenaudingas. Ir kai nėra aplinkinės kontrolės, labai dažnai tas velnias ir nugali, nes mes labai dažnai gyvename tiesiog autopilotę. Ir su Sonata jį labai dažnai tą pabrėžė, kame buvo iš tiesų puikus dalykas mums dirbti kartu. Tai yra, kad tas faktas, kad jinai man yra atskaitinga, jinai man turi siūsti kasdien savo svorį, ką valgo. Ir labai nuoširdus mūsų bendravimas yra ir buvo. Ji būtent tai, kad turi kontrolę ir atskaitomybę, man žino, jog jei kažką pavalgys, aš viską matysiu. Būtent tai buvo vienas iš dalykų, kas jai labai padėjo tą
velnio vidinį balsą iš tiesų sumažinti, nuslopinti ir pradėti ignoruoti. Tai labai labai yra gerai šalia turėti atskaitomybę. Aišku, geriausiai idealiu atveju, kai ta atskaitomybė yra mums patiems prieš save, bet Sonatos atveju ir labai daugeliu kitų klientų atveju labai padeda tas asmeninis, kasdieninis bendravimas ir atskaitomybė man, nes nesinori teisintis, nesinori parodyti blogus rezultatus, nesinori nuvilti ir visi šitie jausmai tampa stipresni negu velnio pagunda, negu būtent tas vidinės dialogas, vidinės dėrybos. Ir taip, kas liečia kontrolę, labai svarbu yra mokintis emocijas spręsti gyvenimo veiksmais, pokalbiais su žmonėmis, o ne maistu. Nes maistas mes galvojame, jeigu mes liūdime ir suvalgysime bandelę ar tortą ir pradėsime jaustis geriau, tai yra netiesa. Nes mes suvalgome ir pradedame jaustis netgi blogiau, o pagrindinė problema, dėl ko atsirado ta emocija ar noras patenkinti tam tikrą emociją, tampa neišspręstas. Tai irgi to labai dažnai mokinamės, dirbdami kartu su klientais. Gerai, tai tęsime truputėlį, užsikalbėjau apie tą sėkmės ratą. Tai liko 3 elementai. Tai vienas iš tų kitų elementų iš tiesų yra įpročiai. Ir svarbiausiai įpročiai, kuriuos reikia ugdytis, tai yra pirmiausia laiko valdymas. Nes būkim nenaivus šituo atveju. Maisto gamyba, jinai užtrunka laiko, maisto planavimas užtrunka laiko, maisto apsipirkimas užtrunka laiko. Ir čia labai dažnai problema su naujais klientais yra, kad jie sako, aš neturiu laiko gaminti, aš neturiu laiko valgyti. Tai reiškia, jūs neturite laiko savo. Tai reiškia, jūs prioritizuojate dažniausiai darbą, kurio gale, jeigu jūs užsileidžiate darbą kaip numeris 1 prioriteto, ne save, jūs gadinate sveikatą ir galų gale gyvenimas priverčia po to apversti šituos dalykus ir gydyti sveikatą, kurią sukūrė laiko valdymo, prioritizavimo problema nuo pat pradžių. Tai labai svarbu yra iš tiesų valdyti laiką tinkamai, skirti papildomai tą 10 minučių, tą pusvalandį kokybiškam pavalgymui, maisto pasigaminimui, apsipirkimui. Ir kai jau atsiranda visas šitas įprotis, tai tampa jau ir nebesudėtinga. Sonatai, pavyzdžiui, jinai mėgsta gaminti, viskas tvarkoje, jinai turi laiko, nebuvo dėl to problemų, bet su jie problema būdavo maisto apsipirkimas, maisto įsigijimas, nes jinai negalėdavo įskaityti iš tiesų etikečių. Tai labai padėdavau iš tiesų, ypač pačioje pradžioje, atpažinti produktus, kurie įtinka. Nes, pavyzdžiui, jeigu ten parašau kažkokį tai produktą, tai aišku yra skirtingi prekės ženklai, kurie jį parduoda ir labai svarbu yra atpažinti, kurie yra iš tiesų tinkamiausi. Tai padėdavau irgi išsirinkti produktus ir nuo tada jį tapo žymiai lengviau visą tai įprotį turėti apsipirkinėjimui. Taip, tada kitas dalykas, kas liečia sėkmę sulieknėjant, tai yra aplinka. Tai labai dažnai, ypač moteriams, yra įsipareigojimas aplinkai. Pavyzdžiui, šeimai arba vaikams gaminti, tai ką daryti šituo atveju labai svarbu yra ugdytis gerus įpročius, požiūrį ir komunikaciją su aplinka. Kitas dalykas yra apskritai bendravimas ir pasakojimas žmonėm ir jų pastatymas į vietą. Aš netgi taip galėčiau pasakyti, kas liečia jūsų mitybą. Nes labai dauguma žmonių galvoja, kad pyragėlis yra gero noro išreiškimas. Pyragėlis nėra gero noro išreiškimas, tai yra tiesiog nuodų davimas kitam žmogui. Ypač jeigu jisai yra pagamintas su beproto daug pridėtinio cukraus, ar ne? Tai realiai nors jūs ir norite paduoti pyragėlį ar tortą ar bet ką, kas turi pridėtinio cukraus, na čia kaip pavyzdys, ar ne? Net jeigu jūs norite gero, iš tiesų jūs duodate žmogui blogo ir ta pradinė komunikacija, tas išdrįsimas pasakyti kitam žmogui, kad nesiūlyk man sausainių, nesiūlyk man torto, nes dėl to. Tai ta komunikacija su žmonėmis, aplinka yra irgi labai svarbu ir ypač, kai pradedate keisti savo mitybą, labai daug žmonių turi nusistatymą, kad dieta yra blogai, o iš tiesų pradėjome gyventi tokiame pasaulyje, kur dieta tapo kaip kažkoks keiksmažodis, kaip kažkoks sarkastiškas žodis, kuris iš tikrųjų dieta. Tai yra mūsų mityba, kokia jinai ir turėtų būti. Ir aš kalbu ne apie tokias dietas, kur yra milteliai, aš kalbu apie savo tipo dietą, net nežinau, tai yra tiesiog mityba. Tai yra tokia mityba, kokią ir turėtume maitintis iš pradžių. Ir man yra tragiška suprasti, kad žmonės, kurie valgo daug daržovių, yra smerkiami už tai, kad jie valgo daug daržovių, kai tuo tarpu kitas žmogus valgo, pavyzdžiui, makaronus su kokiu nors ten sūrio padažu ir taip toliau, kur mes žinome, kad tai nėra sveika, kad tai nėra naudinga.
Tai labai baisu yra suprasti, kad žmonės, kurie nori gerinti savo sveikatą, mitybos pagalba yra smerkiami, tai dėl to labai svarbu yra tinkamai komunikuoti ir turėti tinkamus atsakymus žmonėms, kurie, išdrįsta tave pasmerkti, kai tu tiesiog nori mylėti save labiau ir gyventi sveikiau. Ir žinoma, aplinkos tema, kas liečia, tai labai svarbu yra ir žinoti ir turėti taisyklės, nusistatymus, kaip elgėtis atostogose, per šventes, per įvairius vakarėlius, progas ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas yra požiūris, tai labai svarbu suprasti, dėl ko tai darote, dėl ko norite atsisakyti vaistų, dėl ko norite sulieknėti, nes tik skaičių, jeigu jūsų tikslas yra turėti tik skaičius svarstyklėse, tai labai greitai šitą tikslą su manimi kartu dažniausiai klientai pakeičia, nes pati esmė yra jaustis gerai, būti laimingam, būti sveikam ir skaičių svarstyklėse yra tik viena iš reprezentacinių dalių ir labai svarbu yra suprasti, dėl ko iš tiesų tai darote. Labai svarbu yra požiūris į tai, kad visas dietos pokytis, mitybos pokytis, jisai nėra kančia ir jisai gali būti ne kančia, reikia tam tikrų žinių, priemonių, planų ir taip toliau. Bet maistas turi būti ir gali būti ir su manimi kartu yra mėgavimasis iš tiesų maistu. Ir pavyzdžiui, tarkim, Sonata, jinai labai mėgsta saldumynus ir aš ją suprantu, aš pati labai mėgstu saldumynus. Tai saldumynų visada Sonatai leidžiu turėti, bet tos saldumynus turi pasigaminti pati, nes rasti parduotuvėje tinkamų saldumynų, kurie būtų sveiki ir negadintų mūsų sveikatos, yra praktiškai neįmanoma, bet pasigaminti tos saldumynus namie yra visiškai įmanoma. Kiekvienam. Kitas dalykas yra pokyčio baimė. Labai galvojame, kad mūsų visas gyvenimas sugrius ir nenorime keistis, bet žinom, jeigu norim kažkokio tikslo pasiekti, kažką pakeisti, tai pokytis yra būtinas, nes jeigu taikysime tas pačias priemonės savo sveikatai, tokią pat sveikatą ir turėsime, o kadangi norime jos geresnės, pokytis yra būtinas, tai labai svarbu yra tas santykis su baimėmis. Savęs kaltinimas nuklydus labai dažnai, ypač klientės, kurios yra moteris, labai dažnai kaltina save, kad suvalgo saldainiuką, pyragiuką ar dar kažką. Tai labai daug bendravimo ir požiūrio kitimo reikia ten, nes nuklysti nėra blogai, yra labai blogai, ką darome nuklydus, kaip iš tiesų grįžti į prieš tai buvimo tašką ir identiteto pokytis, ar ne, kad jūs nuo šiol tampate sveiku žmogumi. Tai čia yra tie 6 raktai, kurie lemia ilgalaikės sėkmę, kas liečia lieknėjimą. Atsiprašau, kad truputėlį apie juos išsiplečiau, bet dabar be jokių užuolankų noriu labai lysti į būtent diabeto problematiką ir ką galite iš tiesų padaryti. Tai kaip atsiranda tas antro tipo diabetas? Tai kasa yra tas organas, kuris kontroliuoja mūsų gliukozės lygius. Paprastai tariant, kai kasa nebedirba tinkamai, mums atsiranda diabetas. Bet žinau, kad tokios informacijos jums neužtenka, nenoriu būti per daug moksliška, bet lyskime truputėlį giliau gilumą, tai o kaip ta kasa pradeda dirbti nebetinkamai. Ir čia noriu perspėti, kad kasos darbą galima atgaivinti, galima pagerinti ir laikantis visų nurodymų, iš tiesų tą viso diabeto, cukraus sukilimo problemą galima išspręsti netgi ir per savaitę. Angliavandeniai yra tas dalykas, kas yra labai susijęs ir yra viena pagrindinė priežasčių, kodėl atsiranda antro tipo diabetas. Kas yra tie angliavandeniai? Angliavandeniai yra duona, angliavandeniai yra visokie makaronai, visokie saldus kepiniai, bet kokie kepiniai, ką dedame miltus, tai yra bulvės, tai yra ryžiai ir taip toliau. Visi šitie dalykai, kas turi krakmolo, kas turi pridėtinio cukraus, yra angliavandeniai. Kas dabar vyksta su tais angliavandeniais? Angliavandeniai virsta pas mus į gliukozę. Ta gliukozė yra paduodama į mūsų kraują. Ir jau tada visą tai keliauja į kepenis. Ir kepenis yra tas dalykas, tas organas, kuris sprendžia, ką dabar daryti su ta gliukozė. Tai dabar ką daro mūsų kepenys su ta gliukozė? Tai pirmiausia vieta, kur yra siunčiama gliukozė, yra ląstelė. Dabar, kad iš tiesų ta gliukozė patektų į ląstelę, išsiskiria toks dalykas, hormonas, vadinamas insulinu. Tai insulinas yra kaip durų atidarytojas, kiek tos gliukozės įeina, kiek neįeina. Tai čia yra pirmoji vieta, kur keliauja gliukozė su insulino pagalba, ar ne, į ląsteles. Dabar antras dalykas, kai valgome per daug angliavandenių, o daugumą mes jų ir valgome per daug, ko anksčiau nebūdavo, žiūrint į mūsų protėvius, tai kai valgom per daug angliavandenių, atsiranda gliukozės perteklius. Dabar kur ta gliukozė keliauja,
Tai viena vieta yra mūsų kūno riebalai, o kitas yra glikogenas, apie kurį šiandien neišsiplėsiu. Tai dabar visas mechanizmas yra toks. Suvalgom angliavandenių, angliavandeniai virsta į gliukozę, jos dažniausiai yra ir pirmiausia vieta, kur yra siunčiamos, tai yra ląstelė. Mums reikia prisigaminti daugiau insulino, kad ta gliukozė įeitų į ląstelę ir tada insulinas mažina mūsų gliukozės kiekį, bet kai turime perteklių, atsiranda toks dalykas kaip gliukogenas, ir būtent jis yra atsakingas už tai, kad mūsų per mažas jau cukrus kiekis kraujyje padidėtų. Tai dabar kas vyksta, kai mes valgome per daug angliavandenių? Tai mūsų ląstelė ilgainiui, jinai, kaip ir mes kiekvienas žmogus, nuo per didelio krūvio, nuo per didelės įtampos pavargsta ir nustoja dirbti taip, kaip jinai turėtų dirbti, nes tiesiog iš jos reikalaujame per daug. Ir kas tada atsiranda? Tada atsiranda atsparumas insulinui, toks dalykas. Tai reiškia, kad tas gliukozės kiekis, kurį mes paduodame į ląstelę, jisai nebedirba taip efektyviai ir nebepaduoda taip efektyviai su insulino pagalba būtent tos gliukozės į mūsų ląsteles. Na ir kas tada atsitinka? Mums vis tiek reikia tam tikro kiekio insulino, kad būtent ta gliukozė patektų į ląstelę ir tada mūsų organizmas šaukia, mums reikia daugiau insulino, tada mes ir gaminame daug insulino. Pagaminame daugiau insulino, turime atsparumą insulinui, sumažėja per daug kraujas ir tada atsiranda ne kraujas, o cukrus kraujyje ir tada atsiranda atrakcionai. Mes paduodame per daug cukraus, tada išgauname žymiai per daug insulino, staigiai nukrenta mūsų cukrus kraujyje, tada, ką sako mūsų daktarai, suvalgyk saldainį, ar kažką saldaus, suvalgome saldainį, vėl mūsų gliukozė šuolis į viršų, vėl per daug insulino ir taip turime labai, labai didelį atrakcioną ir kai ląstelė nustoja dirbti tinkamai, kai vyksta tokie dideli atrakcionai, mūsų kasa lygiai taip pat, jinai persitempia, turi per didelį krūvį ir nustoja dirbti taip, kaip turėtų dirbti. Ir čia yra visa istorija, dėl ko atsiranda pas mus antro tipo diabetas. Bet gera žinia yra tai, kad antro diabeto situacija, sveikatos niuansas, nežinau kaip tai tiksliai netgi įvardinti, jis neturėtų būti priimtas kaip gyvenimui ir jo tikrai nereikėtų gydyti vaistais, jį reikėtų gydyti dalykais, kuriuos tai jau pat papasakosiu, ką sumažinti ir ką padidinti. Gerai, tai dabar 6 dalykai, ką būtinai turite daryti ir sumažinti, kad tas antro tipo diabetas jums nebebūtų jūsų liga. Tai pirmas dalykas, tai yra pridėtinis cukrus. Pasiemat produktą, turi pridėtinio cukraus, padeda atgal. Ir net jeigu tai yra cukraus alternatyvo, šiandien yra virš 50 ar 60 kitokių cukraus pavadinimų, paėmat, pažiūrit, pridėta nereikalingo cukraus, šiaip patys nedėtumėt, padedat atgal. Tai čia numeris 1. Numeris 2 yra kviečiai. Kviečiai yra be proto hibridizuotas grūdas ir taip, tas grūdas yra mūsų ir krikščionybėj minimas kaip geras dalykas, anksčiau mūsų protėviai valgydavo, bet problema yra tame, kad per 100 metų ar 200 metų jis buvo taip stipriai hibridizuotas ir net jeigu jūs įimtumėt organišką, ekologišką, ir taip toliau, jis jau yra modifikuotas ir jis jums jau yra netinkamas ir kviečių nevalgykite, bet kokių net ten aukščiausios kokybės, net ten 5 dalių ir taip toliau nevalgykite, jis jums netinka. Tai čia antras dalykas. Trečias dalykas yra karvės pienas. Karvės pienas yra karvės vaikam, o ne mum. Ir mes jo negalime valgyti dėl to, kad neturime 5 skrandžių kaip karvė, kad galėtume jį efektyviai suvirškinti ir kai mes gauname pieno produktų iš karvės, kaip maisto produktų mūsų organizmas tai priima kaip kažkokį kenkėjišką dalyką ir tai yra labai labai irgi susijęs antro tipo diabetu. Tai čia trečias dalykas. Ketvirtas dalykas yra kofeinas, apie jį neišsiplėsiu, geriau nevartokite arba vartokite 1 puodelį kavos per dieną arba išvis gerkite kavą be kofeino geriausia. 5 dalykas yra margarinas ir visi kiti dalykai, kurie yra širdies ligom gerinti, kaip produktai reklamuojami, nes jie yra be blogųjų riebalų ir absoliučiai viskas, kas turi etiketę, kas yra ten neriebus jogurtas, liesas pienas, liesas ten kažkas, nevartokite. Ir paskutinis dalykas, tai susiraskit tokį dalyką kaip glikemijos indekso sąrašas.
Tai yra visi produktai, kurie turi angliavandenių, kurie turi cukrų ir jūs turite, jeigu turite antro tipo diabetą, vartoti tuos produktus, kurie yra tinkami diabetikam, tai yra visi, kurie turi mažiau negu 55 kaip po indikacijos taškus. Būtent tuos produktus vartoti. Viskas, kas yra virš 55, tai matysit ten ir cukrus, ir bulves, ir ryžiai ir taip toliau, jų nevartoti, nes jie jums sukelia atrakcionus ir jeigu jūs toliau važinėsite tais atrakcionais, tai ir neišeisit iš antro tipo diabeto. Tai čia ką daryti, kalbant apie maistą. Dabar kitas dalykas, ką irgi jums labai reikia žvelgiant į mitybą padaryti, tai maistą matyti taip kaip A, ar maistas turi skaidulų, B, ar maistas turi gerųjų baltymų, ir čia nekalbu apie pieno produktus, tai yra ar turi aminorūgščių. Trečias dalykas, ar maistas turi gerųjų riebalų. Ir dažniausiai gerieji riebalai ateina iš kokosų produktų, iš alyvuogių aliejaus ir iš sėklų bei riešutų. Tai ar šitos dalykus vartojate ar ne, bet šitie 3 dalykai yra tai, kas turi sudaryti jūsų kiekvieną patiekalą tam, kad pagerintumėte savo antro tipo diabeto situaciją. Na ir kitas dalykas, ką turėtumėte padidinti, tai yra vandens suvartojimą. Ir antras dalykas yra fizinis aktyvumas. Jeigu norite visai nejudėti, tai reiškia iš viso nevalgykite angliavandenių ir taip visiškai nevalgyti angliavandenių yra įmanoma, bet jeigu vartojate bent šiek tiek angliavandenių, tai turite padidinti savo fizinį aktyvumą. Ir viskas. Čia yra formulė, kuri padeda išgydyti antro tipo diabetą. Ir aišku, jeigu jūs po mėnesio vėl pradėsit valgyti taip, kaip valgėt prieš tai, antro tipo diabetas pas jūs sugrįž, tai realiai jūs turite savo organizmą išgydyti ir palaikyti jį gydymo situacijoje ir tik tada po truputėlį pradėti eksperimentuoti su maistu, kuris turi galbūt daugiau angliavandenių ir žiūrėti, kaip jūsų organizmas į tai reaguoja. Bet realiai angliavandeniai tai nėra mūsų draugas, dėl to, kad mes jų vartojame žymiai per daug apdirbtus, žymiai per daug chemiškus. Tai tiesiog esame sukurti tokie žmonės, kur mūsų protėviai nevalgė tiek daug angliavandenių, nevalgykime šiandien ir mes. Na, o visa šita paskaita noriu informuoti apie paslaugą, kurią siūlau žmonėm dirbdama individualiai. Ir tai yra individuali 4 savaičių programa skirta žmonėms, kurie nori sulieknėti ir ypač tie, kurie turi antro tipo diabetą, nori išsigydyti maisto pagalbą, o ne vaistais. Tai būtent šią programą sudaro personalizuotas meniu. Mes su klientais bendraujame ir keičiame jį kas savaitę. Nauji įvairius receptai, stengiamės, kad būtų kuo lengvesnė gamyba. Ir visada atsižvelgiame jūsų individualius norus, nenorus, poreikius. Antras dalykas, kas sudaro šią programą, tai yra 100% sėkmės paketas ir būtent tas paketas yra apie tuos 6 sėkmės elementus, apie ką kalbėjau, būtent juos visus mes ir suteikiame. Tai ir skambučius turime, ir kasdien bendraujame, ir visada atsakome į visus klausimus, ir pamotyvuojame, ir psichologų pabūnų, ir apie gyvenimą pašnekame, žodžiu, visa komunikacija, visa stebėsena, ką valgote, kiek sveriate, dėl ko kas kaip vyksta, mokinamės apie jūsų organizmą kartu. Trečias dalykas, tai yra internetu užsakomų produktų sąrašas, ypač jeigu gyvenate Anglijoje, Airijoje, tai per Amazon galėsite užsisakyti, be jokių problemų, nereikės vargti eilėse. Ketvirtas, tai yra komunikacijos paketas, tai yra kaip komunikuoti su aplinka, kai pradedate eiti šitą kelią kartu. Svorio nepriaugimo taisyklės, tačiau pro programos pateikiu patarimų tokias taisyklės, kaip to svorio nepriaugti jau be mano pagalbos, kaip būti individualiem ir turėti ilgalaikę sėkmę. Ir paskutinis, tai yra ypatingų progų gidas, kaip elgtis, kai atostogaujate, turite įvairias šventes, vakarėlius ir taip toliau. Tai su Sonata irgi dirbame lygiai taip pat individualiai. Kviečiu, jeigu norite ne tik žinių, ką šiandien truputėlį lengvai papasakojau, bet ir visų 6 sėkmės elementų kviečiu labai pradėti dirbti kartu. Ir tam, kad truputėlį labiau susipažintumėte, galbūt turite kažkokių klausimų ir čia nieko neįpareigoju aš jūsų pirkti. Labai kviečiu užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją, tai internetu tiesiog susiskambinsime, pasikalbėsime apie jūsų turimus klausimus, ar galiu būti naudinga, negaliu būti naudinga, galbūt jau dabar jūs viską žinote ir viskas puikiai sekasi, tiesiog trūksta kelių elementų, tai irgi padėsiu.
tai irgi galite užsiregistruoti nemokamai konsultacijai ir labai tikiuosi, kad pradėsime dirbti kartu, jeigu ne, kad šiandien jūs gavote žinių, kurios yra reikalingos pagerinti jūsų sveikatą. Čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir iki kitų susitikimų.